Pirmoji diena atvažiavome į Neapolį ir iš trečio karto pataikėme savo gatvę ir dabar įeinam prie įėjimo mūsų viešbučio ir štai stovi katafalkas. Kažką išveža. Kažkas miršta, kažkas eina čia gyventi. Žiūrėkim. Žiūrėkim, kas čia per Neapolio turtai. Va, taip atrodo mūsų kambariukas. 120 eurų 2 parom. 2 žmonėm. Tai dabar greitai nusimesim daiktus ir eisim į Neapolio požemius. O, tai dar turim ir balkoniuką. Matau. Va toks vaizdas. Per balkoną. Labai tradicinis, neapolietiškas. Kažkieno skalbiniai kabo, kažkieno katafalka atvažiavo. Einam ruoštis ir apžiūrėsim požemius. Ir bidėjai muiliukų dėl? Antrojo pasaulinio karo metu šituo požeminiu keliu bėgo žmonės. Bilieto kaina 9 eurai žmogui. Va, mamukas jau ir angliškai moka susikalbėti. Taip atrodo. Tais tuneliais bėgo žmonės. Taip, antrojo pasaulinio karo metu. Taip. Eisim ieškoti tunelių. Taip. Ten buvo virtuvė, matau, puodai sudėti. Čia kitas kambarys. Kambarių kiek nori. Čia dažė visokius audinius. Ir vandens tankas, ir kur vandens gaudavo. Kiek jie čia metų slėpėsi. Va. Čia dar kiek daug visokių. O čia kiek. O kokie urvai. Einam pažiūrėti, kas tenai per kambariai tokie legendiniai. Istoriniai. Aha. O grindys kokios. Kažkur tualetai, dušai. Čia galima lipti į viršų. Čia 3 karaliai ateina. Riešutų kevaluose graikiškų. Padaryta iš Biblijos, psalmių, visokios drožinėtos. Naujasis testamentas, Naujo testamento. Naujojo Viskas nuo iki.
bažnyčioje. Nebuvo nei šviesos, pradėjom eiti, įsijungė mums šviesą. Net neaišku, ar čia bažnyčia iš viso, bet lubos labai gražios. Požemiai mūsų labai nesužavėjo. Nu, tokie katakombos. Ne per daugiausiai jų ir reikia, kad kažkas papasakotų istoriją, nes šiaip vaikščioti po katakombas. Pasakoju ten, bet itališkai va pasakoju, ateina ekskursija. Bet pamatyt vis tiek. Visur po kojom guli šuniukai, o kodėl, nežinau. Bandom išsiaiškinti pas visus šitus vyrus. Ištikimybė, Šunis. Šiau šunis be galvų. Jo, ir kitoj vietoj buvo galvų šuo. Kažkodėl atsiprašau. O, kiek rankų darbo šitų nuostabių sienų. Aš čia gyvenu. Sveiki, sveiki. Matosi Vezuvijos viršūnė. Vau. O ketvirtas tas numeris, kas išėkė pačioj, matai? Aha. O Vyksta šventė, o mes muziejuje. mes lankomės muziejuje ir toliau. Šilta labai šitą muziejų. O čia turėjo būti tikrieji tuneliai, kuriuos turėjom ateiti, bet dėja mes nuėjom visai į kitus. Gal ledų. Nu gerai, pažiūrėsim pelytą. O Galiu pasigūglinti. legendinė picerija, kur eilė žmonių laukia. Pasiema bilietėlį, išsimuša ir eina kepti savo picą, labai skaniai. Ir mes lipsim, va taip atrodo gatvelė. Kur pasisuksite? Va, žaidžia kortom. Ir mes lipsime tenais į to kalno viršūnę, va ten, kur tas matosi. Jeigu pavalgysim. Atėjom su mamuku vakarieniauti ir ką, labai tradiciškai užsisakėme makaronų su pomidorais ir sūriu ir margaritos picą. Ir peronis, vietoj Coca-Colos va tokį gėrimą. Tai va, sakom, reikia pasistiprinti, nes labai pavargę esam iš tikrųjų šiandien po kelionės. Tai vis prisėdam, pailsim, sakom, reikia pavalgyti. Ir dar bandysim įlipti į kalną. Muziejų, kad matytųsi Neapolis iš viršaus, tai pasistiprinsim ir žygiuosim toliau. Skanaus. Pjaustam pizzą, pažiūrėkit kokio dydžio pica, kiek pomidorų. Wow, vien pomidorų padažas ir alyvuogių aliejus. Super. Nuostabaus skonio picerija, labai pavalgėm tobulai. Ir kainos labai geros, tai žinokit, rekomenduojam tikrai užsukti, nelaukti toj picerijai, kur Eat, Pray, Love filmas yra filmuotas. Ir čia visai ir be eilių, ir tobulos skonio maistas. Numira kažkas iš namo ir iš karto pagerbimas prie pat buto įvyksta. Nereikia laidotuvių, nieko, paminėjimas vyksta prie pat į namų įėjimo durų. O, žiūrėk.
Tik palipėjom laipteliais ir iš karto Vezuvijaus vaizdas atsiveria. Taip skaniai pavalgėm, iš karto gavom jėgų. Toliau žygiuoti, lipti. Laiptai tokie visai statokie. Širdies pulsas sukilo. Čia vedžioja šuniukus vietiniai žmonės. Šuniukam taip karšta, net šuniukai nenori lipti laiptų, sustoja ir stovi prie laiptų. Neina, reikia tempt. Va. Tingiai, žiūrys. Tingiai. Štai ir einame panoraminiu vaizdu. Ir kaip gyvena žmonės. Virš Neapolio. Ir viskas labai matosi, kaip va, jie gyvena. Tiesiog jų kasdienybiniai vaizdai, o ten toli matosi Sorento irgi pakrantė. Visa pavyko užlipti į šitą aikštę. Čia nemažai žmonių susirenka žiūrėti saulėlydį. Ir va, mes irgi su mamuku einam žiūrėti, kaip čia atrodo tas Neapolis iš aukštai. O, koksai vaizdas. Ir aišku, Vezuvijus. Miesto pažiba, Vezuvijus. Nereikia lipti į Vezuvijų. Eiti tai kiek? 8. Eiti. Sille con Nebron, con Maron. 9, 8. Pažiūrėkime. Ar jūs matėte tokius ledus? Citrinoje 8 eurai, tikroje citrinoje ledai. Vaišiniai. Taip, tik Italijoje. Ir va kiek bandelių skanių. Saldumynų su pistacija. O tokių. Ir tokių. Viskas su citriniukais. Kaipgi baigėsi mūsų vakaras, mes pėsti grįžom nuo Belvedere San Marino pilies ir telefonas jau išsikraudinėjo. Ir buvom netoliese namų prie požemių, kuriuose šiandien lankėmės. Ir nuo tos vietos jau viskas sutemė, labai sunku atsekti, kuriame kelyje esam. Telefonas visiškai išsijungęs, o ten visi kodai, kaip įeiti į namą. Visos kryptis, kaip grįžti namus, tai mes su mama išklaidžiom kelias gatveles, jau abi nusikalę, jau abiem kojas skauda nuo vaikščiojimo ir sušilę po visos dienos. Bet šiaip netaip pavyko atrasti vieną parduotuvę Dubajaus kvepalų, kurią įsiminiau. Tada tiesiai ėjom pro statybas ir žodžio šiaip netaip atradau. Ir ateinam prie durų, galvojam, ką dabar reikės daryti, kodo neturim. Bet pasirodo, ant mūsų raktų buvo pridėta raktai, kaip įeiti į pastatą. Labas rytas, tai šiandien vyksim į Vezuvijaus kalną. Pirma stotelė iki stoties, iš stoties pasiimsime traukinį iki autobusų stoties, tada su autobusu kilsim į Vezuvijų ir kilometrą lipsime iki pat viršūnės. Tai va taip apsirengėm, pusiau šortais, maikę. Ir ruošiamės į kelią. Čia nusipirkom autobuso bilietus į Vezuvijų. Už valandos laiko atvažiuos autobusas ir nuveš. Ir atėjom pasimti apelsino sulčių šviežių ir citrinų. Paskutinį kartą lava buvo išsiveršusi 1944 metais. Atvykom ir dabar lipsim ten į pačią viršūnę. Debesėliai. Nėra labai karšta. Laukia apie kilometras sukilimas. Lì ecco, in quella parte di frastagliata si vede bene gli strati rocciosi che sono matosi rūksta. durante le volte nella storia e nella preistoria. Kai kuriam vietom rūksta. 1944 metais jisai įsiveržė. Eisim į kitą pusę, o šitoj pusėje vaizdas matosi į Neapolį. O va, kokie pasakiškai vaizdai atsiveria Neapolis. Ir mūsų va toks va takas, lavos. Ir
dulkių ir žvyro. O tai va. Va taip ir lipam į viršūnę. Saidutė su tapkėm paprastom. Mama su plaukimo batais. Va, Neapolis matosi šalia mūsų. Einam pažiūrėsime į Vezuvijaus vidą, kaip atrodo jo krateris. Mačiau vietomis dar rūksta, išeina tokios kaip dulkės, garai. Kažkas bėga, kitas sustoja, fotografuojasi. O, čia. Tokie pasakiški vaizdai atsiveria nuo Vezuvijaus kalno viršūnės. Matosi visas Neapolio miestas. Bah tu sais, il y en a un peu partout. Hein. O kitoj pusėje štai vulkanas. Tokiu pasakišku vaizdu lipame į Vezuvijaus viršūnę. Mes su mamuku nusprendėm, kad galėtų padaryti apėjimą aplink visą Vezuvijų. Nes yra tik vienoje pusėje apėjimas. Tai mes galvojam, kad būtų galima nuostabiai apeiti visą link ratu. Kad pamatyti iš aukščiausio taško Vezuvijų. Taip. Man dar padaryti patį iš Sorrentino. Ento Vezuvijo. Kitoj pusėje matosi Vezuvijus. Legendinis Pompėjus. Jau įėjome į apgriuvusį miestą, kuris buvo užpiltas lava. Ir einame patyrinėti. Ką galim pamatyti? Čia matome Vezuvijus. Čia viskas originaliai išlikė. Tos grindys prieš 2000 metų. Ir šitos žvaigždės irgi. Prieš 2000 metų, kai padarė, tai tie raštai dar taip ir išliko. 2000 metų senumo grindim vaikšto. Šlepetename. False shots all around. Drift
Štai kas liko iš Pompėjaus. 2000 metų senumo. Ir kaip mamukai Pompėjus, ar gerai išsaugotas kaip 2000 metų? Šita būtent teritorija 2014-2020 tik tai atkapstyta buvo. Yra tik tai 2/3 viso miesto atkapstyta. Kaip? Taip. Liko 1/3 dar neatkapstyta, nes viskas buvo padengta lava. Tokios kolonos, Wow. sienos, raštai kai kur saugoti. Einam nagrinėti toliau. Prieš 2000 metų išliko. Entrance is one of my favorite sections here. Looking at the supports, there, everything you do. Čia artis. Atvykome į elitinių vilų rajoną, kur prieš tai gyveno Pompėjaus elitas. Tokiuose vilose turėjo savo privačius kiemelius, baseinus, vandens takus su žuvytėm plaukiančiom, bet va, kokie raštai, kokios spalvos, kolonos. Labai daug išlikę. Visko taip, kaip buvo prieš užpilant lavai. Pažiūrėkit, kokie gražūs piešiniai. Išlikę 2000 metų senumo. Ir viskas dar atrodo pakankamai šviežia. Kokie raštai. Čia yra spa namai, tai priklausė vienai savininkai visa šita patalpa. Buvo labai daug gyvenamųjų kambarių ir kambariai atsidarydavo, išeidavo tiesiai į sodą. Vėliau tai buvo paversta viešąja pirtim. Ir va, kambariai kokie. Dar kiek spalvų ir raštų, lubos aukštos. Ir vidurį fontaniukai, baseiniukai. Čia viena iš vonios kambarių, matau. Amfiteatras Pompėjaus.
Eisim žiūrėti, kaip atrodo iš vidaus. Nu, bet jau tos Džiuljetos namas. Namas sodas. Su sodu, su pirtim. Su spa. Wow. Didžiojo teatro menė. Nuostabios skulptūros. Legendinė picerija. Laukti 20 minučių išsinešimui, o viduje, kad pavalgyti, reikia laukti valandas. O picos atrodo panašiai kaip ir visur. Kam dabar šiukšlė? Mūsų paskutinė vakarienė Neapoly. Tai yra vijolių su krevetėmis, pistacijų padažu ir margarita. Armoretė, alus. Pažiūrėkit, kokia mes įdomioje vietoje apsistojom, kur skalbiniai tiesiog padžiauti ant lubų. Labai tokioj tradiciniai neapolietiškoj vietoj. Nu, gerai, o Skanaus.